Sveiki, čia mes, čia aš Paulius, čia yra Augustė, mes šiandien darom, darysim eglučių tiklistą, kas yra. Mes kaip brolio ir seserį streamą. Nu baig, fuj! Sweet Home Alabama, va, matai, mažiukai. Tokius gauni komentarus, kai sakai, kad čia yra sesės ir brolio streamas. Sweet Home Alabama. Pasižiūrime vieną greitą reportažiuką. Jeigu tau jau ten smegenis baigia išvirti, gali vieną ausinį išsiimti. Aš, pavyzdžiui, išsiėmęs. Ne, dabar kažkaip gal pakeičiau. Ne, nieko nekeičiau. Nežinau, to jinai vėl rėks. Vienas spjovė į veidą. Tu dabar rėki. Vienas į veidą spjovė, Kodėl jinai pikta? Jei kažkas spjovė į veidą. kitas trenkė kumščiu. Čia mislė. Vienas spjovė į veidą, kitas trenkė kumščiu. Kas? Mačiau tai. Tu matei šitą reportažą? Ne, reportažą nemačiau, kas... Incidentą. Toks incidentas proteste prie Seimo kilo tarp daugybę kartų teisto skandalisto Antano Kandroto celofano. Man iškart akis taip. Tau pradėtų iškart trigerinti. O kodėl, pavyzdžiui, skandalistas? Skandalistas čia yra Danielius Bunkus, skandalistė čia yra Viktorija Siegel, skandalistas čia gali būti Mantas Stonkus. Celofanas yra fucking oficialiai pagal teismo nutartį recidivistas. Kandrotas, Lobovas, iš viso 16 asmenų pripažinti recidivistais. Kodėl tiesiog negali pasakyti sušiktas recidivistas? Ir konservatorė Seimo narės patarėjo aktyvaus visuomenininko Valdo Bartkevičiaus. Policija dėl celofano smūgio jau pradėjo ikiteisminį tyrimą. Gali būti, kad jo laukia griežtesnė kardomoji priemonė. Griežtesnė, tai jis jau kalėjime. Jis jau turėtų būti kalėjime. Jam reikėtų keliauti kalėjimą, bet jis tą nuosprendį padavė į apeliacinį. Aš skūsinas, man te duomina tik išteisimas. Jisai su tokiais veiksmais šiaip tai gali savo pasigreitinti čia visus šitos procesus, arba ten, nes jisgi turėtų būti on his best behavior, o aš čia jau daužo žmonėmi veidus. Aš bent jau mačiau, kad Jis išprovokuotas, jo. Man atrodo, jis išprovokuotas. Prieš tai buvo, aš mačiau dar video. Aš mačiau video, kad jis žibintuvėlį pirmas paėmė ir metė. Net jo. Tai jeigu jis, pavyzdžiui, mano kokį nors daiktą mestų, tai aš tarsi jam iš kojos į veidą spirčiau. Aš jau turėčiau pilną teisę jam iš kojos į veidą spirti. Neturėtum, bet jo. Turėčiau pilną teisę jam iš kojos į veidą spirti. Žinoma. Tokie pat kaltinimai teoriškai gresia ir Bartkevičiui. Ko? Čia nesimato. Ir kampas labai Bartkevičiui dėkingas, ar ne? Aš kaip ir matau galvos motioną. Plius šitas video, kurį naudoja TV3, jis kažkaip prasideda nuo grinai tos vietos, kuris turėtų spjauti jau, ne? Truputėlį iš anksčiau galėtų pradėti. Nu jo, ir šiaip atrodo, kad galėjo kažką pasakyti, žinai, tipo. Nu, bet už pasakymą tai tu negali duoti snukį. Ne, tai taip, bet ir minėjai, kad taip atrodo. Jo, šiaip iš tikrųjų, jeigu būtų tik šitas video, tai aš Bartkevičius vietoje galėčiau gintis, kad aš jam pasakiau tiesiog kažką. Tokį nuisvilkinį tokį gavo, aha. Mažas toks. Šitas žmogus, jisai atsisėdęs ant standartinės, taburetės, kur skirma yra mano ūgio 1,80 m, vos aukštesnis gal skirma yra. Celofanas, jisai išvis nykštukas yra. Neprisidenkit vaikais, palikit. Aš noriu atsisveikinti su vaikais. Antanai, palikit vaikus. Neprisidenkit vaikais. Kaip mažas vaikas, jie kvaitėsi nesiekia žemės. Tai jis turi mažą žmogaus sindromą tiesiog. Jis, žinok, daug sindromų turi, bet blogiausias iš jų antivalstybininkas ir fucking recidivistas. Štai taip su prorusiškais aktyvistais dirbantis teismo pripažintas recidivistas. Iš visų kampų. Daužasi ir daužasi. Žurnalistų laikantis Antanas Kandrotas. Save žurnalistų laikantis. Žinai, Slavka. Slavka, žinau, jo. Užmušime tave! Pakarsim, vidury aikštės pakabinsim! Kurios aikštės? Jisai kažkaip pasišerino, kad jeigu norit va tokiems smogistoms kažkaip užkirsti kelią, pasimkit žibintuvėlius ir švieskit į kamerą ir tada tie jo sekėjai, nematys nieko, tik baltą blūrą. Protesto pakraščiuose galima sutikti kelis etatinius marginalus, kurie nuolat daro gyvas transliacijas. Ir jeigu norite išvengti provokacijų, neištarę nei vieno žodžio, jūs galite tai padaryti pačiu paprasčiausiu būdu. Su savimi jums tai reikia turėti prožektorių. Mažą, bet labai galingą. Ir dar būtų geriau, kad jame būtų stroboskopo efektas, kai labai dažnai mirksi. Jei atėjote keliese, sutikę marginalą, apsupkite jį ratu ir nuolat spiginkite į kamerą. Trukdys jums jo. Kaip įdomiai, nelietė žmogaus, tai tu nepuolė jo kaip. Jo. Ir visi turėtų žibintuvėlius ir darė taip ir tada jisai pradėjo ten rėkti, netrukdykit žurnalistui atlikti savo darbą. Aš dar sėki sakau, trukdymas dirbti žurnalistui darbą užtraukia atsakomybę. Geras, supratau. Save žurnalistų laikantis Antanas Kandrotas celofanas kumščiu sudavė kurį laiką Seimo narės konservatorės Jurgitos Sejonienės patarėjų
sulaikytam paramos Ukrainai organizatoriui Valdui Bartkevičiui. Toks buvęs, save laikantis, manyta, kad buvo renkantis žurnalistas. Neužtenka pasakyti tas ir tas. Grinai. Čia tokie, Tiesiog degeneratas. tokie du garsūs žmonės su tokiu kupinu CV. Visiškai nesitikėjau, kad gausiu smūgį, jau nusisukęs ir pasiruošęs eiti. Aš nieko blogo padaręs nesijaučiu. Aš nenukentėjau. Niekas nenukentėjo, žalos nepadaryta. Niekas nenukentėjo! Žalos nepadaryta! Aš tikrai gyniausi nuo tikrai agresyvaus žmogaus, kuris yra, mane pusę galvos už mane aukštesnis. Seni, visi yra pusę galvos už tave aukštesni. 5-metis vaikas yra už tą aukštesnį. Va, būtent. Kaip sakant, masės indeksas jų irgi kur kas aukštesnis. Bet čia skill iš jų, Seni, čia tavo problema, kad tu, ta prasme, kad tu po 12 metų toliau nesivystai, tai čia yra grinai tavo problema. Vaizdo medžiagoje galima matyti, kaip minio Ai ir va, čia visi naudoja šitos, ne? Tai man atrodo, jis dabar šitą mes palauk. pakraštyje grupelė vyrukų apsupo celofaną ir neleido jam provokuoti protesto dalyvių. Vienas iš jų švietė į celofano telefoną prožektoriumi. Celofanas tą prožektorių Literally fucking spirčiau į veidą. Ta sekundė, kai jisai išmeta man dalyvių. šitą, Vienas iš jų švietė į celofano telefoną prožektoriumi. Celofaną va šitą sekundę. Seni. Sukišu savo 46-ąją minosę. Taip, ką, aš ginuosi. Mano turtas yra gadinamas. prožektorių pagrėbė ir numetė. Vat šitoje vietoje atsidūriau aš ir tiesiog kažką tai pasakiau turbūt, kad koks jisai neužauga. Bet čia faktas tiesiog. Tai mes iš karto pasisakom, kad mes nieko prieš žemaūgius žmonės ir mažaugius žmonės, bet kai... Bet neklajumas. Taip, bet čia... Čia žmogus yra neužauga visom blogiausiam to žodžio prasmėm, nepaisant jo žemo ūgio. Nors smegenėlės neišsivyščiusios. Smegenėlės neišsivyščiusios, visiškai teisingai. Pradėjo mane įžeidinėti. Manau, kad tiesiog šiaip steigt faktus tau į veidą. Žemint mane dėl mano ūgio. Jėzau, koks mažas žmogus dėl ūgio. Tiesiog spjoviau jam į veidą. Ai, Jėzau, tai Bartkevičius tiesiog pripažįs net nesistimo. Aš be jokių iš vis poteksiu. Kas buvo? Šitas geras lašininis prieš Lašininis prieš kanapinį, tiksliai, visiškai. Čia yra tas lašininis prieš kanapinį that we deserve, žinai? Žinau, kuris lašininis. Tai kaip tai kuris lašininis? Va lašininis. Jo, bet jisai turi nelaimėti tada. Kanapinis yra vasara, lašininis yra žiema dar ir tipo reikia išvaryti, sudaužyti. Lašininis laimėjo, tik žiema dabar. Ai, tai gerai. Bet žiūrėk, tai jie susikovė prieš šventes. Lašininis laimėjo, ateis žiema. Mums tinka žiema ant švenčių kalėdų. Paskui įsiūsim juos. Paskui į Utmą jie keliaus. Tai bus sniego, va teisingai. Kanapinis yra pavasaris. Road doesn't know winter lore. Be kitam potekščių ir tiesiog spjoviau jam į veidą. Kodėl jis tiesiog primė ir pripažino realiai savo kaltę? Ne, gerai, yra video, tai jis bet kokiu atveju jau neišvengtų šito dalyko, bet tai sakydamas dar tuo labiau, tai jis supranta, kad šitoje situacijoje jis yra kaltininkas. Čia matai, buvo taip, jisai tada metė tą žibintuvėlį ir tas iš karto atėjo ir taip, nereikėjo spjauti, bet spjovė tada tą skalę. Nes tas vyras, iš kurio paėmė žibintuvėlį, galbūt galėjo kažkokių veiksmų, nes jo turtas yra atimtas ir, sakykime, sugadintas. Aš realiai, žinai, ką būčiau padaręs, paėmus telefoną ir irgi metus. Aš tai būčiau jį supažinęs su savo 40. Nebūtų. Mažiuk. Tai jisai kaip ir pripažįsta, kad bent jau toj mikrosituacijai, tai šiaip tai yra kaltas. Tipo, aš nenoriu, sakau, ginti didžiausio šūdo gabalo, bet... Čia susitikimas. Tokį harioką spjovė. Su snargliais. Noriu pasakyti, tokį kupranugarį padarė. Ui. Pakadriui keliaujam. Nieko ne. Baig. Aš esu žiauriai. Aš žinau, gali būti, kad... Tu susivemsi? Jo. Bet žodžiu, jis padarė va tokį kupranugarį. Išsigandau, kad jisai maniau dar smūgiuos dar. Užsisukau ir... Rimtai, what the fuck, čia per logika. Granai. Celofanas yra debilas, mes šitą žinom, bet jam užtektų to, kad žmogus į mane spjovė, tai jisai inicijavo kontaktą ir tada aš gyniausi. Viskas, ką jam reikėtų sakyti. Jis dar tipo, aš galvojau, kad jisai puls, tai aš puoliau pirmas. Aš galiu prasilenkinėti su celofanu gatvėje, duoti jam įsnukį ir sakyti, aš galvojau, kad jis mane puls. Jisai yra žinomas garsus recidivistas, gal jis mane puls, aš nežinau. Tiesiog užsisukau ir gavau smūgį iš, sakysime, iš pasalų ir tiesiog net nebuvo nei noro nei reaguoti, nieko, nes buvo aplinkui daug teisėsaugos pareigūnų ir suprantu, kad veltis į muštynės tai yra žema. Bet spjauti veidą nėra žema.
Ne, nu, tipo, aš nenoriu ginti šitą debilą, bet, ta prasme, nu, jeigu tu spjovai į veidą, tu seniai spjovai į veidą, nu, tu inicijavai šitą konfrontaciją. Aš į veidą jam net nepataikiau. Jeigu nepataikai į veidą, nesiskaito kaip užpuolimas, ar kaip tada traktuoti reikia. Aš nežinau. Kalėjimo panetkės. Va, būtent čia turbūt yra gaidžio panetkės, jo. Kliudžiau kapišoną. Aš tik noriu atkreipdėmėsi į tai, kad jisai dalyvauja skambutėje ir vairuoja, nu, šiaip, tik, jeigu kam nors rūpi dar tokie dalykai. Jisai užsijėmė akį. O šiandien vaizdo įrašėse jau demonstruoja nosį. Mes šiaip nematėm, kad Bartkevičius skūstusi konkrečia kažkokia sutrenkta vieta. Man parekomendavo, kad kuo greičiau apleisti vietą, tai aš tiesiog siekiau instrukciją duotą pareigūnų, nes tikrai nesijaučiau saugiai. Tarkotuvai absoliučiai pritariu. Va. Kol rodo celofaną, rašo interneto veikėjas. Visi žurnalistai, visi media outletai, belenkas, turit pilną teisę. Teismo nuosprendis. Rašyt tiesiog fucking recidivistas. Buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, nes nepaisant to, kad ant veido nėra jokių žymių. Are you sure about that? Bet vis tiek galva skauda iki šiol ir svaigulys yra kažkoks tai. Skauda. Nu, su visa pagarba. Tikrai, Valdai, jums neskauda galvos ir nėra svaigulys nuo to mažo fucking beta kaknikštuko iš virkščios rankos. Nu, sorry, labai atsiprašau. Grinai. Nu, tikrai jums nuo to šleptelėjimo vieno tikrai jums nieko nėra šiandien. Aš labai atsiprašau, ne. Tai nežinau, nestipriai tenkia, bet tiesiog fiziškai dabar laiko net nėra į ligoninę nuvažiuoti. Galim pasikalbėti, videokolą galim pasidaryti, bet aš į ligoninę neturiu laiko. Tipinis vyras. Kol nėra, nežinau, gangrenos rankoje. Jo, kol nenukrito ranka, tol aš tikrai niekur nevažiuosiu. Prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą celofano atžvilgių dėl fizinio skausmo sukėlimo. Kaukas gerai rašo, svaigsta galva, bet vairuot gali. Ar nežymaus jo sveikatos sutrikdymo. Kita vertus ir apspjaudyti kitus žmonės nėra teisėta. Absoliučiai sutinku, taip. Sorry, kad ir kokį šūdo gabalą apspjovinėt, bet gyvenam teisinėje valstybėje. Dažniausiai už apspjaudimą gresia administracinė atsakomybė. O, žiūrėk. Gali būti taikoma ir baudžiamoji, jeigu yra sunkinančių aplinkybių. Viena iš jų gali būti ta, kad Bartkevičius apspjovė celofaną mitingę kitų žmonių akivaizdoje. Čia atseit būtų traktuojama turbūt kaip žeminantis gestas, ar ne labiau? Dar viena sunkinanti aplinkybė, jei būtų nustatyta, kad į veidą spjauta siekiant viešai pažeminti. Ne, iš meilės nepažeminti. Iš didelės meilės ir pagarbos. Dėl politinių pažiūrų, ar jeigu celofanas būtų pripažintas žurnalistu, tuomet Bartkevičius būtų baudžiamas pagal tą patį baudžiamąjį straipsnį, kaip ir celofanas. Pastarasis tikina, kad pareiškimą savo priešininko atžvilgiu jau parašė. Aš tai jau padariau. Leonardas klausė, ar sudėsiu papus tau ir ar tu pabėgsi, jeigu juos sudės. Bet čia dviejų dalių klausimas, tai reikia teisingai jų suformuluoti. Tikriausiai pirmas, ar sudėsiu papus, ne. Antras. Kol aš blogesnė. Follow-upas būtų, jeigu sudėčiau ar pabėgtum. Tai nežinom. Bet atsakau į pirmą dalį klausimo, jis banakšėl gavo. Permanently. Nes sakau, žmogus ir trukdė man atlikti darbą. Tai kad seni, tau sekasi būti didžiausių šūdo gabalų 24/7 visiškai natūraliai, kaip kvėpuoti. Tu puikiai atlieki savo darbą. Žmogus tikrai viešai mane žemino, daugybė žmonių akivaizdoje. Tikrai spjovė į veidą ir tiesiog naktį irgi prastai jaučiausi. Jėzau, kas čia per beta kak fucking vyrų karta? Į vieną spjovė, jis 3 dienas prastai jaučiasi, kitam trinktelėjo, jam galva svaigsta, nu dieve, tu mano. Tai yra kalėjimo žmogus, kuris privalo gyventi kalėjime. Gerai, čia sutiks absoliučiai. Darbas labai įdomus, bet netikėjau, kad ant tiek pavojingas. Eiktų. Net ir Durnis. Durnis. Eik, tu durnis. Seni, koks darbas, ką tu nusišneki vaflį. Ką tu dirbi? Jis tiesiog yra kalėjimo gaidys. Slowly recall